Jeronimo Ralio vidurinės mokyklos sporto salėje vakar įvyko krepšinio turnyro pirmenybių uždarymo ceremonija. Balandžio 19 dieną pirmadienį baigėsi 2009-2010 metų Jonavos krepšinio lygos pirmenybės. Tądien Ralio vidurinės mokyklos sporto salėje vyko pirmenybių finalas bei kova dėl trečiosios vietos. Naujai suburta Achemos krepšinio rinktinė įspūdingai debiutavo 2009-2010 metų Jonavos krepšinio lygos sezone. Užtikrintai nužingsniavo iki finalo ir jame varžovams nepaliko jokių vilčių. Komandos žaidžiančiojo trenerio Gintaro Kazakevičiaus sunkus darbas nenuėjo veltui. Atstovauju Achemiečių sporto klubui Achespo, kurį vienyje Achemos darbuotojai. Kadangi Achemos krepšinio komanda darbuotojų tapo lygos čempionai, tai manau labai prestižiškas titulas. O šiandieną praėjus 3 dienom vyksta žvaigždžių diena. Tai yra susitiks Achemos darbuotojų komanda prieš visą likusią Jonavos krepšinio lygos rinktinę. Pagrindinė sporto klubo Achespo veiklos kryptis – įgyvendinti sveikatingumo programas tarp akcinės bendrovės Achemos gamykloje besidarbuojančių darbuotojų. Tai vyko prieš 3 metų. Grupė darbuotojų Achemoje dirbančių sukūrė sporto klubą ir nuo tos minutės mes mėginame kuo daugiau achemiečių pritraukti sportuoti. Galim pasidžiaugti, galiu pasakyti apie 200 ir vyrų, ir moterų dalyvauja įvairiausiose turnyruose. Tai yra, ir Achemos čempionatuose, ir Jonavos lygose. Viena kaip tik iš jų dabar ir po 20 metų mūsų vadovaujamo sporto klubo komanda Achespo. Mes pasivadinome šiais metais Achema, laimėjome Jonavos krepšinio lygą. Nes kadangi prieš 20 metų tai buvo atlikęs komanda Azotas. Kadangi jau Azotas pavadinimą pakeitė, šiuo metu mes vadinamės Achema. Achemos krepšinio komandai atstovavo Jonavos rajone įsikūrusių įmonių uždarosios akcinės bendrovės koncerno Achemos grupė įmonių darbuotojai. Koncerno Achemos grupė Vilius Stankevičius. Akcinės bendrovės Achema Darius Liaugotas, Arūnas Kmitas, Gintaras Kepežinskas, Gintaras Armonaitis, Marius Šulga, Marius Jestignėjevas, Budrusis Sakalas Alvydas Strazdas, Romualdas Bulevičius. Uždarai akciniai bendroviai Transachema Gintaras Kazakevičius, Valius Stankevičius. Balandžio 22 dieną ketvirtadienį Ralio vidurinės mokyklos sporto salėje nuo 18 valandos vyko šių pirmenybių uždarymo ceremonija. Iš pradžių žiūrovai galėjo pamatyti konkursų finalus. Vėliau vyko žvaigždžių rungtynės tarp rajono nugalėtojos Achema komandos ir lygos rinktinės. Po šio mačo visi pakviesti į apdovanojimo ceremoniją. Bendrovė Achema įsteigė simbolinės dovanas kiekvienam komandos dalyviui. Visoms komandoms dėkojama už aktyvų dalyvavimą.